pirma, sveikinam su sunkia, bet gražia pergalė. Ačiū. Ir dabar kokios būtų mintis po rungtynių? Vis tiek pirma dalis lyg ir ne jūsų buvo, trečiam kėliny pelnyti 37 taškai. Tiesiog kas įvyko didžiosios pertraukos metu? Negalėjome, taip iš karto už gerklės grėb varžovų. Dainiukas va gerai sužaidė. Kaip visą laiką veteranai padėmė. O rimčiau šnekam, tai vis tiek jie daugiau vyresnė komanda. Pas mus jaunimas azartiškas, NKL nesiseka, nusprendėm čia kažkiek atsigriebti. Tuo labiau, kad entuziastas treneris Gintaras užsivedęs, per pertrauką rimtai pašnekėjom, pakalbėjom, padarėm išvadas, lėmėm ketvirtį, baigėsi eksperimentai, žaidė tie, kas turėjo tuo momentu žaisti, rezultatas gavosi. Varžovai pavargusi baudavo, vis tiek jų amžiaus vidurkis ten virš 25, tai ne tiek sportuoja, kiek mūsų jaunimas taip ir gavo. Dainius Vanavickas, Trepočka gerai sulošė šiandien. Visi gerai. Jodėlis 17 metų. Jaunas išėjo, pataikė. Tai laiku labai 2 tritaškius. Tai dar buvo galima ir geriau tam pabaigoje, bet siaučiam. Minėjot sezono pradžioje, kad svarbiausias tikslas yra apšaudyti jaunimą. Tai dabar, kaip jūsų nuomonė, jaunimas atrodo A lygoje? Ar tiesiog atsiskleidžia, ar eksperimentas pasiteisino? A lygų užtenka jiem dar, sakoma, to jaunatviškumo, energijos, bėgimo, kadangi čia vis tiek gerokai žemesnis lygis negu NKL. Ten nesiseka, nes reikia ten daugiau protingo žaidimo, o čia pats tas jiem ir tuo labiau, kad dauguma komandų skyrus studentų fizinę ištvermę nusileidžia, mums to ir naudojamės. Ir manau, kad ir ateityje tą naudosime, spausim per visą aikštelę ir taip toliau. Treneris sakė, kad mūsų komandos tikslas yra mesti virš 100 taškų visą laiką. Šiandien nežinau, ar įvykdėm tą tikslą, bet netoli to buvo. 102 taškai vykdė, tai pasirodo. Kaip sakoma, bandysim, eisim į priekį, žiūrėsim. Gausis kažkas nesigaus. Vis tiek komanda, kiek čia iš paskutinių 5 sezonų mėgėjų lygose, praktiškai, kiek čia skaičiau, kažkada net pasimečiau 8 finalinį ketvirtą. Tai bandysim tą patį ir šiemet pakartoti. Neišeis, nebus tragedijos. Savo malonumų žaidžiam.